O jūsų mama turėjo irgi dirbti, ar namuos buvo? No, bet čia mano močiutė buvo su mums ir buvo mes 8 vaikai. Visi šitam name? Šitam name. Ir buvo sunku. Mes žemyn turėjom tokį štaruką ir speakeasy. Ir speakeasy, ir jie būdavo tą šnapsą daro ir buvo sunku. Samagoną varėt, ne? Samagoną, is right. Ir štaruka tokia buvo krautuvės. Tokia, just buvo sunkus gyvenimas. Dabar, kur būt lengviau gyvent, kada gerai ant žemės būt, tada reikia po žemę būt. Ką gali daryti. Ale jau išvažiavo visi broliai, seserys, viena Najorke būna, čia sesuoj gyveno, čia ne, ten antros durys, o toj mieste, kur buvo, jūs mato čia. Ir broliai vienas prakvėlė, kitas Senklierui, tai ir išmirė kelias, tai tėvai išmirė. Čia mano močiutė, čia rait mano ir buvo sunkus gyvenimas jai. Tai jį kartu atvažiavo, ar jį pirmutinį atvažiavo? Jie atvažiavo pirmiausia. Mano dėdukas atvažiavo pirmiau, keliasi atvažiavo, čia jis ją paliko, jie labai Lietuvoje sunku gyvenimą turėjo. Bet jis atvažiavo keliusyk ir kai jis čia atvažiavo, vėl sugrįžta ir jis ją paliko ir vėl vis suveibė. Tai jį dirbo su tos, kaip aš galiu lietuviškai pasakyti, šitai, kuris, how could you tell it, like sharecroppers, kai vadinasi, kuri ant ūkio dirbo. Tai tų bulbių sodino kelias linijas, jam buvo vienas jie atliko, tai ant to. Tai jis sako, kai Lietuvoje buvo labai sunkus gyvenimas. Mano buvo... Yra tenai ant sieno. Aš turiu mano tėvai ir mano mamės tėvai yra. Ir sako, kai jis ją paliko ten Lietuvoje, sako, ir turėdavo kur ten jau paštas sustatos gromatus ar ką. Sako, tai jau eina, sako, jau jie visi žino, kad jie gaus pinigus iš Amerikoje. Tai vieni eidami, dainuojant visi jauni moterys ir jauni mergos, kad jau... O jis sako, mano močiutė sako, aš einu verkiančią ir pareinu verkiančią, bet jis niekas, jis buvo labai, mano dėdukas buvo labai... Pinigų nenusiųsdavo. Jis buvo labai paškudnas. Buvo, tas teisybė. Bet yra dabar, jis buvo šaučius. Ta šūmėka šap turėdavo. Ir sako, net visi senesni žmonės, jau jeigu nori išgąsdinti vaikus, sako, jeigu Kavalčikas buvo pravardėjo, Franas Kavalčikas, sako, jeigu jei neklausysi, tai jau tu turėsi eiti su tais batais pas tą Kavalčiką, o Jėzo visi bijojo jį, kai ką žinot ką, bet jis būdavo kref ir užausį, kai pagrėbė ir mano dėdė Sten, jis sako, kai jis pakeldavo, užausį ir rait ant žemės, sako, buvo.